Sveiki, mėlyjeji. Su jumis vėl projektas Sveikos smegenys. Jei norite detalesnių psichologinių dalykų, eikite į mūsų Patreon. Platforma Sveikos smegenys. Ten tiems, kurie domisi giliau arba tiems, kuriems reikia realios pagalbos. Išsaugant sveiką protą šiame nelabai ramiame pasaulyje. O šiandien mes trumpai pakalbėsime apie labai paprastą manipuliaciją, kurią naudoja daugelis, nuo pardavėjų iki konsultantų ir širdžių ėdikų. Ji remiasi tokia paprasta tiesa, kad jeigu žmogus jums ko nors padėjo arba ką nors padovanojo, jūs į tą žmogų žiūrite iš kur kas palankiau negu į ką tik sutiktą, kuris kalbą pradeda nuo labas, turiu reikalą. Maža dovanėlė, maža paslaugėlė, netgi paaiškinimas, kaip nuvažiuoti troleibusu iš vienos vietos į kitą arba kur patogiau priparkuoti automobilį, iš karto padaro tą žmogų tarsi patrauklesniu ir artimesniu ir nutrina dalį asmeninių ribų, nes kaip ir jaučiatės skolingu. Jeigu jums patiems reikia kažkokios paslaugos, kurie žinote, jog galbūt kitas žmogus atsakys, metodas veikia ir į kitą pusę. Padėkite žmogui, patarkite, raskite būdą, kaip padovanoti kokią smulkmeną, bendradarbiui sumokėti už kavą ir santykiai pagerės, net pats nepajusite kaip ir kada. Įdomu tai, jog tai yra nesąmoningas reiškinys. Tiesiog pasąmonė sako, kad tai žmogus patikimas ir tokiai manipuliacijai pasipriešinti yra pakankamai sudėtinga. To beje naudojasi romantiniai širdžių ėdikai. Dovanos, saldainiai, komplimentai irgi iš tos pačios operos. Blogoji žinia ta, kad patyrę manipuliatoriai taip labai greitai, jeigu nepavergia, tai prilimpa prie žmogaus. Ta galima pamatyti daugelį kolektyvų, kur keletas darbuotojų, kurie dirba neypatingai daug, tačiau visada gauna geriausias sąlygas ir geriausią atlyginimą ir geriausias privilegijas, nes tiesiog sugeba įdirbti viršininkui. Taip, tai yra manipuliacija. Tačiau jeigu jūs matote, kad su jumis taip elgiasi, nes tai gali būti nuo klerko, pardavėjo iki kaimyno ar giminaičio. Išvengti viso šito receptas yra paprastas, nors ir nelabai malonus. Teks išmokti sakyti žodį ne. Nereikia konflikto, nereikia agresijos, nes ne tam susirinkote į šeimą ar į darbo kolektyvą, kad pradėtumėte ginčytis dėl smulkmenų. Lietuvių kalboje yra pakankamai turtingas žodynas ir pakankamai daug įvairių frazių, kurios leidžia kultūringai atsisakyti smulkmenos. O atsisakyti kartais verta, nes ten reikia žinoti, jog paprastai žmonės retokai daro kažką tiesiog šiaip sau. Jau galite pasakyti, nuostabus puodelis, bet negaliu jo priimti, nes, tarkime, draudžia mūsų įmonės taisyklės. Ačiū už bilietus į kiną, bet šį vakarą aš užimtas ar užimta. Po trečio karto nebesiūlys. Taip, tai nėra malonu. Taip, tai nėra labai smagu pasakyti šitokią frazę. Galbūt pradžioje jausitės kaltas, tačiau atsiminkite, kad taip galite laimėti kur kas daugiau negu prarasti. O praradimai būna skaudus. Ir prasideda nuo smulkmenos. Daugiau apie psichologiją ir tai, kaip išgyventi šiame nuostabiame, tačiau žiauriame pasaulyje mūsų Patreon projekte Sveikos smegenys. Iki.